Šiaip nuotaikos geros, ta prasme, visi testai dabar jau, kaip čia, išsipildė, bet gerai gavos, ta prasme, visas pasiruošimas yra vietai, baimės mažiau, lieka tik suvažiuoti viską gerai, pasimėgaut būtinai ir finišuot. Pats savo ieškau greičio, ieškau kur tobulėt pačiam, kad būtų bent arti konkurentų. O kaip jau gausis arti, taip jau ir gausis arti. Tai tiesiog važiuoju dėl savo malonumo. Tai prieš Lazdijus galvojom pasidarysim bent kokius 2 dienų testus, kad šiek tiek susipažintum su automobiliu. Bet pirmą kartą išvažiavus, turbūt kokį 100 metrų nuvažiavom ir elektronikos problema sustabdė. Susitvarkėm, tada išvažiavom antrą kartą ir vėl nuvažiavom kelius 100 metrų ir dar kitos elektronikos problemos. Tai visas sprendėsi iki pat šių dienų, tai vakar tik pabaigėm visus darbus, pravažiavau 5 km tik greičio ruožų ir bandysim taip startuoti be didesnio pasiruošimo. Jausmas jisai kaip ir prieš kiekvienas turbūt varžybas. Gal kažkiek kitoks, vis tiek tas dėmesys labiau akcentuojamas tų visokių Rally Ford Trophy visų dalyvių. Tas visas bendravimas mūsų ir vien kas susibūrėm į vieną vietą, tai labai neįprasta ir tas patinka. Ir tas toks tiesiog neįprastumas, o šiaip kaip ir prieš kiekvienas varžybas. Jausmas toks pat, vis tiek tas jauduliukas kažkiek egzistuoja, niekur jis nedings, tai tiek. Tai vis dar nesijaučiu 100% perpratęs, manau šį ralį dar pagazuočiau su BMW, būčiau geresniai formai gal dar, bet viskas procese, renkam kilometrus, patirti su priekiu varomu ir bandom kuo mažiau vairą atsukinėti priešingą pusę posūkiuose. Išlaikėm A licenzijas ir mes esame čia, atvažiavom į Lazdijus, atvažiavom į A lygos ralio čempionatą. Tiesiog daug mokytis, tai jausmas žiauriai geras, daug nespausim, greičio nebus, bandysim kuo labiau atsargiai važiuoti ir labai daug pasemti patirties.